Renkam Seimą antrą seriją. Viena iš apygardų, į kurią buvo nukreiptos bene visos Lietuvos akys ir tebėra nukreiptos, yra Naujosios Vilnios. Vilniuje, kurioje susigrūmė Algirdas Paleckis ir Tėvynės sąjungos kandidatė Monika Navickienė. Monika šį vakarą yra mūsų studijoje. Labas vakaras. Labas vakaras. Pone Navickienė, kol kas oficialių duomenų iš Naujosios Vilnios apygardos nėra, bet yra neoficialūs, kad vis dėlto gerų 10% balsų kol kas jūs atsiliekat. Ar komentuosit neoficialius duomenis, ar laukiam oficialių? Ne, nenorėčiau komentuoti neoficialių duomenų, tikrai palaukime dar nesibaigęs. Gerai, mes grįšime prie pokalbio, o dabar apie tai, kas tas Algirdas Paleckis. Apie 2 valandą nakties prie Vilniaus televizijos bokšto privažiuoja gausybė karinės technikos. Buvo šūviai iš viršaus nuo stogų. Mes visiškai buvom beginkliai. Lietuvą valdo diktatūra. Viską išspręsim arba šiandien, arba rytoj, arba poryt. Pastarąjį dešimtmetį nuolatinio darbo neturėjęs Algirdas Paleckis galėjo viešai kalbėti arba mitinguose, arba kalbėdamas negausioms savo pasekėjų grupelėms. Tačiau kai pasisakydavo, sėsdavo į teisiamųjų suolą dėl istorijos iškraipimų ir šiurpindavo net ištikimus bendražygius. Sakiau ir sakysiu, nesigailiu. Apie tarybinę santvarką Lietuvoje įtvirtinusio Justo Paleckio anūką Algirdą Paleckį Lietuva sužinojo stojant į Europos Sąjungą. Tuomet Paleckis agitavo už Lietuvos integraciją į vakarus. Narystė Europos Sąjungoje atneša Lietuvos gyvenimo lygio gerėjimą. Paleckio pažiūros visiškai pasikeitė, kai jis 2004-aisiais su socialdemokratais pateko į Seimą. Paleckis ragino paleisti iš Lukiškių Mykolą Burokevičių, kuris įkalintas dėl bandymo per sąjūdį nuversti teisėtą Lietuvos valdžią. Išmestas iš socialdemokratų partijos, Paleckis pasekėjams aiškino, kad pasitraukė pats. Šitoj partijoje jau priimti yra sprendimai. Šita partija tarnauja stambiam kapitalui. 2008 metais įkūręs savo partiją Frontas, Paleckis taip įsismagino dergti Lietuvą ir šlovinti sovietmetį, Algirdai, pasiskaityk truputėlį istoriją, kad neapsikentę nuo jo sukosi ištisi fronto narių skyriai. Tiek pasidarė komunistėlis, kad mums tikrai nepakeliui. Tada kalbėjo buvęs fronto lyderis Kaune Antanas Zalieckas. 2008 rinkimuose Frontas liko toli nuo patekimo į Seimą. Paleckis tapo visuomenininku. Į neva istorinės konferencijas Paleckio sukviesti rusų propagandos meistrai aiškino, kad Lietuva pati prisijungė prie Sovietų sąjungos, kad už Lietuvos laisvę galvas guldę partizanai, neva te buvo banditai, naudojasi progą žudyti ir plėšti. Įvykiai, kurie buvo prieš 70 metų, kurie įtakoja ir dabar mūsų gyvenimą ir mūsų santykius su kaimynais, jie turi būti vertinami labai objektyviai. Sovietų propagandą nagrinėjantys istorikai iškart atkreipė dėmesį, kad Paleckis kalba žodis žodin pagal KGB instrukcijas. Formuojama nuosekli koncepcija, kurios pagrindinės sudėtinės dalys būtų kelios. Pirmas dalykas. 1940 metais nebuvo Lietuvos okupacijos ir aneksijos. 1940 metais mes patys pasiprašėme į Stalino glėbį. 1945-1953 metais nebuvo jokio partizaninio judėjimo, jokio laisvės kovų, buvo banditai. 1989 metais susidaro ekstremistų grupė, taip ir vadinami. Nors Lietuvos ekonomika nuolat tarp sparčiausiai augančių Europoje kilo algos, Paleckis nepatenkintas minias audrino melagingą statistiką. Kodėl per pastaruosius daugelį metų Lietuvoje situacija tik blogėjo? Kodėl ekonomika ėjo vis žemyn? Paleckis vieną po kito organizavo mitingus. Mitingas turi būti ten, kuris yra planuotas. Paleckis buvo teisiamas, kad į riaušės prie Seimo be leidimo atvedė minią žmonių ir kurstė neramumus. Tačiau labiausiai Lietuvoje ir ypač propagandiniuose Rusijos kanaluose Paleckis išgarsėjo pareiškęs, kad sausio 13-ąją 14 laisvę gynusių lietuvių žuvo ne dėl sovietų agresijos. Saviškiai šaudė į savus. Tai yra, aiškėjimo procesas vyksta, kaupėsi faktai. Tuometinė aukščiausios tarybos vadovybė mąstė apie aukas. Paleckis tiksliai atkartojo tą patį, ką iškart po sausio 13-osios aiškino beginklius lietuvius žudę sovietų kariškiai. Названные цифры убитых – это чистейшая ложь и провокация.
Mes visiškai buvom beginkliai ir kaltinti mus, kad mes patys į save šaudė. Nebent Paleckis laiko, kad savi yra jo. Jeigu Paleckis galvoja, kad savi yra jo, tai gal ir teisybė, kad jo šaudė. Aukščiausiasis teismas pripažino Paleckį kaltu dėl sovietų agresijos neigimo. Dėl melagiščių nuteistas Paleckis netgi džiaugiasi, nes tapo žvaigžde propagandiniuose Rusijos kanaluose. Некоторые свидетели говорят, что это были охотничьи ружья, такие громкие очень. Kai kurie kalba, kad tai buvo medžiokliniai šautuvai, labai stiprus garsas. Žmonės atsisukę matė, kai buvo šaudoma nuo šio namo. Iškart po šių Rusijos propagandą atkartojančių teiginių oficialiai jokio darbo neturėjęs Paleckis akimirksniu grąžino 125 000 eurų paskolą už kotedžą Vilniaus Laurų gatvėje, turtingiausių Lietuvos žmonių kaiminystėje. Dėl bandančio į Seimą grįžti Paleckio turtų aiškinasi ir vyriausioji rinkimų komisija. Įtarimų kelia, kad rinkimuose Paleckį dosniai finansuoja kuklias pajamas gaunantys pensininkai. Reporteris Gedas Salyga, Vilnius. Mes tęsime laidą. Į šią studiją buvo kviečiamas ir Algirdas Paleckis, bet jis atsisakė atvykti, o mūsų studijoje Monika Navickienė, tai yra Algirdo Paleckio konkurentė Naujosios Vilnios apygardoje. Labas vakaras. Labas vakaras. Monika, ar jūs pačią nustebino tai, kad Naujosios Vilniaus gyventojai pirmajame ture palaikė Algirdą Paleckį? Nepasakyčiau, kad nustebino, nes tikrai nemažai teko bendrauti su Naujosios Vilnios rinkėjais ir aš manau, kad Algirdo Paleckio rezultatas rodo tam tikrą atskirtį, kurioje yra dalis žmonių gyvenantis toje apygardoje, kuriems ateinantis tokie pažadai, gana akivaizdžiai pozicionuojantis save kaip galimais gelbėtojais, suteikia vilties. Ir aš manau, kad tai yra mūsų visų atsakomybė, kad tie žmonės gyvena būtent taip, jaučiasi būtent taip ir tada atsiranda galimybė tokiem kandidatam kaip Algirdas Paleckis surinkti pakankamai nemažą kiekį balsų. Aš nepasakyčiau, kad mane tas rezultatas labai nustebino, žinant apygardos sudėtį. Pirmajame ture Algirdas Paleckis buvo pirmas, nors jūs skyrė tik 14 balsų. Tačiau ar tai, kad tiek žmonių palaikė Paleckį, nerodo, kad būtent tiek žmonių sutinka su jo deklaruojamais dalykais, jūsų manymu? Aš nemanau, aš manau, kad yra daug žmonių, kurie yra tiesiog nusivylę. Nusivylę apskritai politiniam partijom, politikais, jie jaučiasi, kaip ir sakiau, atskirtyje, sulaukia labai mažai dėmesio, jie neturi tinkamos infrastruktūros ir tas juos vargina, jie gyvena gana tikrai nepatogiomis sąlygomis. Aš nemanau, kad tai yra ideologinis 100% kažkoks tai susitapatinimas su būtent tuo kandidatu. Aš manau, kad tai yra apskritai toks daugiau protesto balsas, kuris atiteko Algirdui Paleckiui. Jūsų rinkimų kampanija po pirmojo turo, tai turbūt būtų galima pavadinti viena agresyviausių rinkimų kampanijų. Tai, kas vyko ir socialiniuose tinkluose, netgi tie, kurie nebalsuoja niekada už konservatorius, ragino už jūs balsuoti. Ir čia turbūt reikėtų dar spėti, kad čia ne vien jūsų rinkimų kampanija, bet buvo daug ir saviveiklos, kur žmonės patys išsprogdavo su savo iniciatyvom. Jūsų manimu, tai padėjo jums? Ar labiau pakenkė? Aš nesiimčiau vertinti pačioje pabaigoje dabar jau po rinkiminės kampanijos, ar tai padėjo ar pakenkė. Aš esu tikrai be galo dėkinga visiems žmonėm, kurie telkėsi, padėjo, tikėjo, kad ten galima pasiekti geresnį rezultatą. Tačiau taip noriu pabrėžti, kad tas palaikymas jis jau tikrai nebebuvo mano kampanijos rėmose kažkaip tai kontroliuojamas. Žmonės jungiasi norėdami tiesiog prisidėti prie šitos antro turo kovos. Ir jie tą darė vedami įvairiausių paskatų. Ir dažniausiai jos būdavo tam tikras požiūris į būtent Algirdą Paleckį. Nemanote, kad dalį rinkėjų galėjo nuteikti prieš jūs šitą tokią audringą agitaciją? Sunku pasakyti. Man galbūt šita kampanija daugiau visgi atrodo kaip vienybės kampanija. Jinai vienijo žmonės, vienijo į tam tikrą, kaip aš sakau, Naujosios Vilnios sąjūdį, bet kaip žmonės jautėsi gyvenantis Naujojoje Vilniuje, matydami tokią aktyvią kampaniją, yra sunku pasakyti. Tautiškumas labai ryškus šitoje apygardoje. Būtent todėl aš manau, kad tai galėjo jiems sukelti ir dviprasmiškų jausmų ir padėti
konkurentui šiek tiek apeliuoti į tai. Bet aš norėčiau pasakyti, kad į naujosios Vilniaus rinkimų apylinkę aš ėjau su pačiais tikriausiais norais ir tikslais padėti tiem žmonėm išsivaduoti iš tos socialinės atskirties, kurioje jie dabar yra. Ir tai buvo mano pagrindinė žinia, kad naujoji Vilnia turi ir gali būti toks pat rajonas, kaip ir bet kuris kitas Vilniaus miesto rajonas. Ar tai būtų Žirmūnai, ar tai būtų Žvėrynas, ar tai būtų Senamiestis. Ir mane iš tiesų tame žygyje naujojoje Vilnioje, toje kampanijoje palaikė labai daug žmonių. Ir palaikė tiek lietuvių tautybės, tiek lenkų tautybės, tiek rusų tautybės žmonės. Beveik visus, kuriuos mes aplankėme iš tos kampanijos metu, aš nesutikau ne vieno abejingo žmogaus, kuriam nerūpėtų, kuriam būtų nesvarbu arba kuris turėtų kažkokį labai didelį nusistatymą prieš. Jie daugiausia yra pavargę, nelaimingi ir jaučiasi atskirti, jiem tiesiog reikia dėmesio ir pagalbos. Ir toje vietoje atsiranda labai didelė galimybė šiek tiek galbūt spekuliuoti ar manipuliuoti tų žmonių emocijomis, sakant, kad gali padėti tik tai vienas, o ne kitas kandidatas. Tai tiesiog yra labai jautri aplinka ir mano ketinimas yra, kad ir kaip pasibaigtų šitie rinkimai, toliau dirbti šitoje apygardoje, toliau telkti tos žmonės ir visomis išgalėmis padėti jiems jaustis natūralia ir visavertė Vilniaus miesto dalimi. Žvilgtelkim į Kauną. Bunda Kaunas pamažu, turiu galvoje rezultatai iš Kauno mus pasiekė. Gabrielius Landsbergis kol kas stiepėsi ant pirštų galų ir vos pranoksta Audronę Jankuvienę, valstiečių ir žaliųjų atstovę, 52 prieš 48. Tiesa, atsiųsta tik iš vienos Centro Žaliakalnio apygardos apylinkės duomenys. Tačiau kitur, pavyzdžiui, Kalniečiuose, Aušra Papirtienė, valstiečių žaliųjų atstovė, 703 prieš 27, prieš Andrių Kupčinską, konservatorių buvusį Kauno merą. Taip pat galim žvirgtelti, galbūt bus ir daugiau duomenų. Aha, čia jau mes matome Vilniaus duomenis, tai kol kas turime iš Panerių. Linas Balsys ir toliau, užtikrintai pirmauja prieš Tėvynės sąjungos atstovę Aistę Gedvilinę. Linas Balsys Lietuvos žaliųjų partijos lyderis. Jau, kad čia vėl gali būti painiojimas. Žaliųjų su valstiečių ir žaliųjų. Gali būti, labai gali būti. Iš tikrųjų nenustepčiau, jeigu taip, nes apie tai buvo daug kalbėta. Ir pameni, pirmoji laidoje kalbėjom iš tikrųjų, kad ir Zuokas galų gale čia kalbėjo apie tai, kad juos painiojo su liberalais. Žiūrėkim ten, kur bene daugiausia suskaičiuota, štai pavyzdžiui, kad ir Kuršo apygardoj, vėl valstiečių žaliųjų sąjungos atstovė Staniuvienė, krikščionį demokratą arba konservatorių Gediminą Anužį lenkia 63 prieš 37. Kažkaip tokia tendencija ryškė, žinoma, galbūt čia pirmiausia iš tų tik tai iš dalies apylinkių, galbūt iš mažesnių, ne iš didmiešių. Bet tai, ką mes matom, valstiečiai ir žalieji lyg ir lenkia Tėvynės sąjungą kol kas. O naujosios Vilniaus, Mariau, gal jau kažkas? Deja ne. Aš čia laukiu, kaip ant žarijų sunkiai sėdžiu, bet tai iš to, kaip čia šitas telefonas reaguoja, ponios Monikos, tai ir matau, kaip jinai nervinasi, jums tai pirmi rinkimai. Taip? Jo, man tai ir toks neblogas krikštas, sakyčiau. Jo, toks politinis krikštas tikrai geras. Gaunu tikrai pirmosius rezultatus, tačiau dar, kaip ir sakiau, nesinorėtų jų komentuoti, nes tai yra stebėtojų. Matydamas jūsų emocijas, suprantu, kad kol kas pralaimėt. Tai... Labai gerai išskaitote, iš veido matau. Tiesa, tikrai nenorėčiau dar komentuoti, nes paprastai paskutinės apylinkės, kurios yra suskaičiuojamos didžiausios, jos ir nulėmė rinkimų baigti. Tai mano ir nuotaika, ir nusistatymas priklausys būtent nuo tų paskutinių suplaukusių skaičių. O ponia Navickienė, ką jums kalbėjo žmonės, pas kuriuos jūs lankėtės? Sakykime, ypatingai tie, iš kurių kalbos jūs galbūt supratote, kad jie rėmė Algirdą Paleckį. Pirmajame ture, kai prieš pirmąjį turą vaikštant pa žmonės, tai dar tikrai nebuvo jokio tokio labai didelio už prieš ar panašiai. Kalbėjo žmonės apie savo kasdienės problemas. Jeigu mes kalbėtumėm apie Pavilnį, kas irgi yra naujosios Vilniaus rinkimų apygardos dalis, tai daugiausia problemų yra su infrastruktūra, su sodais, nelegaliomis statybomis ir panašiais dalykais, kas tikrai vargina žmonės. Bet kalbėkime apie tą jau po pirmojo turo, prieš antrojo turo, kokia ta situacija. Po pirmojo turo vaikštant pas žmonės, mes pastebėjome, kad kai tu nueini ir pasikalbi su žmogumi, kuris ten gyvena,
ir pasakai, kad tavo matymas yra būtent toks, kalbėjimas apie ateitį, apie geresnę ateitį, ne tik jam, bet ir jo vaikam, apie mažesnę atskirtį, jie tiki tuo, ką tu sakai. Nėra taip, kad tie žmonės būtų, sakau, kažkaip ideologiškai nusistatę ar panašiai. Aš nematau tos priešpriešos. Ir man atrodo, kad ta priešprieša yra labai dažnai dirbtinai brėžiama. Kažkam galbūt naudinga yra ją brėžti. Šiek tiek jaučiasi, kad yra tas informacinis vakumas, nes ne visi žmonės turi galimybę naudotis ar socialiniais tinklais, ar internetiniais portalais, ne visus pasiekia tos žinios, objektyvi informacija. Tai irgi yra labai didelė problema, kurią reikia spręsti, kaip tuos žmonės labiau, kaip jiems pateikti daugiau informacijos prieinamos, kad jie galėtų patys susidaryti savo nuomonę, o ne kažkas jiem galėtų ją suformuoti. Tai toks mano matymas yra ir aš manau, kad kuo mes daugiau tų žmonių aplankysime, kuo mes daugiau su jais kalbėsimės, o tokį tikslą aš turiu. Aš apskritai turiu tikslą naująją Vilnią padaryti sėkmės istoriją. Sėkmės istorija Vilniaus mieste, kuri iki šiol buvo netokia sėkminga. Čia dabar jau po tokio sukilimo ar fronto, nežinau kaip čia pavadinti, tai turbūt galima būtų kažką bandyti. Monika Navickienė, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų kandidatė Naujosios Vilnios apygardoje, buvo mūsų studijoje. Po trumpos pertraukėlės mes tęsime temą su Gitanu Nausėda, o naujienos iš Vilkaviškio. Premjeras Butkevičius nukrito į antrą vietą ir treneris Smirnovas, Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos atstovas, labai nedaug, 0,4, iš viso 0,8, 50,4 prieš 49,6, lenkia socialdemokratų partijos lyderį, intrigų daug. Tai ir įdomus dalykai prasideda, tai išsiskiriame visiškai trumpam.